Dar vieną reportažą pradėsime paaiškindami jums, kad Marsas tai ne tik Saulės sistemos planeta, bet ir stebėjimo aikštelė laivo stiebe. Bakas tai ne tik tas bakas, kuriame teliūskuoja benzinas, bet ir laivo viršutinio denio priekinė dalis. Na, o reisas – tas laivo maršrutas į vieną pusę, lygiai taip pat vadinamas ir Klaipėdos kelių transporto autobusuose. Mano pradėtąją temą, kaip visada, tęsia Giedrė. Vėl apie terminus. Atvažiavęs yra 8 ekspresas, kuris jūriniais terminais, galim sakyti, yra laineris, kuris perima mažųjų autobusėlių keleivius ir sėkmingai jie gali tęsti kelionę į miestą. O kuo jis yra ypatingas? Va, yra kažkokios kepurės didelės taip pat šito autobuso? Šita transporto priemonė ypatinga tuom, kad jinai yra ne dizeliu varoma, o gamtiniam dujom. Ir kas iš to? Yra ekologiškesnė transporto priemonė. Ekologiškesnis. Laivus, kaip jau rodėme, valdo ne tik kapitonai, bet ir borto kompiuteriai. Tokie, tik daug mažesni kompiuteriai, šiandien jau ir mūsų viešajame transporte. Čia yra borto kompiuteris. Visa galva, smegenys viso to, kas vyksta. Pirma stotelė rodo išvykimo laiką, rodo tikrą laiką ir važiuojant, tos stotelės jau taip keičiasi. Ir valdo pranešimus. O leiskit man paspasakoti. Liepojos stotelė. Ką dar, pavyzdžiui, sakėt, kad šitas yra autobusas, kuo dar ypatingas, kad dujomis varomis, kas čia dujomis, o maršrutas ypatingas tuom, kad jis yra ekspresas, reiškia, jo tikslas yra per trumpesnį laikotarpį negu su jais autobusais pravažiuoti visą miesto dalį iš pietų į šiaurę arba iš šiaurės į pietus. Ar teisybė, kad keleivinėme transporte yra vartojami tie patys terminai, kaip ir laivuose, jūreivystėje, kažkas panašaus? Iš principo taip galima atrasti ne vieną ir ne du analogus, kur jūrinį terminą galima pritaikyti ir sausumuojant. Kokių pavyzdžių? Ir mūsų atveju, pavyzdžiui, mes savo kelionę pradėjom mūsų vadinamam šiauriniam hube, uoste, kuriame susikerta tiek privažinėjimo maršrutų, tiek didžiųjų maršrutų trasos. Ir ten galima atrasti analogą, kad yra, aiškiai, maži autobusėliai kaip feederiniai laivai, kurie priveža keleivius iš atokesnių vietų. Ir keleiviai tame didesnė, tokia centrinė jungiamoji stotelė gali tęsti savo kelionę su didesniu laivu ar didesniu autobusu. Kaip tik šiuo metu mes esam tokiam pavyzdys, kaip laineris, didelis kruizinis laivas, kuris dideliu greičiu keleivius veža į miestą. Į kapitono darbą, panašus jūsų darbas? Į kapitono, jo, tada galbūt vairuotojai yra laivavedžiai, nes jie vairuoja. Gali būti šturmanų, tai specialistai, kurie tvarkaraščius sudarinėja. Bet dėja neturim stiuardų. O reikėtų? Na, manau, kad ne.